Tema ne pati paprasčiausia, bet iki tam tikro lygio įdomi. Tikriausiai jūs girdėjote, jog prieš užsiimant jogą pageidautina būti įvaldžius tam tikrus etinius ir moralinius principus. Arba žmogus turi suprasti, kad egzistuoja dvasingumas, egzistuoja tam tikri subtilūs dalykai, kurių neįmanoma pasverti svarstyklėmis, tačiau kurie tikriausiai darys poveikį realybei. Šios paskaitos sunkumas yra tame, kad skirtingai, švelniai tariant, galima žiūrėti į vienus ir tuos pačius dalykus. Daleiskime, egzistuoja 5 principai jamai, 5 principai nejamai, kaip ir išoriniai principai, kaip žmogus turi save pozicionuoti šiame pasaulyje ir kaip jam rekomenduojama elgtis. Ir vidiniai, kaip jis turi tiksliai nustatyti minčių darbą, tų norų arba tų ambicijų, kurios būna pas žmogų. Tai iki tam tikro lygio svarbu. Kodėl sunku? Nes kiekvienai reikšmiai, kuri egzistuoja jogoje, į ją, švelniai tariant, galima žiūrėti skirtingai. Ne prievarta, kai nerekomenduojama sukelti kančių gyvoms būtybėms arba negyvoms, nesvarbu, toms būtybėms, kurios jūs gali supti. Panagrinėkime iš kūno požiūrio taško, iš energijos požiūrio taško ir daleiskime iš vidinių išgyvenimų arba dvasios. Iš kūno požiūrio taško, kodėl nerekomenduojama sukelti kančių kitiems. Manau, suprantate, kad jeigu pagal karmos dėsnį visa tai egzistuoja, jeigu jūs sukeliate kažkam kančias ir kažkas kenčia, vadinasi, anksčiau ir vėliau tai gali jums grįžti. Tai pragmatiškas, suprantamas sprendimas. Iš energijos požiūrio taško tas pats. Jeigu kažkokia būtybė šalia jūsų kentės ir jūs būsite šių kančių priežastis, tai atitinkamai tas pats. Iš karmos dėsnio požiūrio taško, tai anksčiau ar vėliau jums grįš. Tai yra tokia pati energija ateis pas jūs į svečius. Iš tiesų viskas gerokai sudėtingiau šiame pasaulyje. Yra žmonės, kurie gyvena atvirkščiai, vardant to, visiškai ramiai sukelinėja kančias kitoms gyvoms būtybėms ir galvoja, kad tai kieta. Savaip atlieka savo funkcijas. Niekada nebuvote su tuo susidūrę, nežinote? Iš tiesų, yra būtybės, kurios šiame pasaulyje išstato savo gyvenimo paradigmą, švelniai tariant, kitų sąskaitą. Tai yra pas juos koncepcija, imk iš gyvenimo viską arba išnaudok kitus tų interesų geroviai, kurie kyla pas žmogų. Ir jie pakankamai gerai gyvena, galima sakyti, iš ekonominio požiūrio taško arba iš kažkokio, tam tikrą laiką. Ir mano apgailestavimui, dėl tokių žmonių gali susidaryti įspūdis, kad karmos dėsnis, pavyzdžiui, neegzistuoja. Suprantate, apie ką kalbu? Yra kažkoks žmogus, kuris tiesiog aplinkui save viską spaudžia ir netgi labai gerai gyvena. Galiu jums duoti kitą pavyzdį. Žinote, yra kailiniai iš audinės, pavyzdžiui. Audinė arba iš ko dar daro? Iš sablo, man atrodo. Taip. Toks gražus kailis, pas juos pasiima kailį ir atitinkamai iš viso to daro kailinius. Tačiau jeigu pažiūrėti gamtoje, kaip toks gražus kailis atsiranda pas šią būtybę. Dėl to, kad ji naudoja gerokai mažesnės būtybės savo tikslais. Tiesiog valgo tuos, kas yra mažesni. Ir taip pat gaunasi karmos dėsnis. Kodėl daleiskime šį audinę, ar nežinau kas, gali valgyti silpnas peles, mažas, už kurias jį daug kartų didesnė, ir pas ją tokia blizganti oda. Taip, todėl ji ir gali, nes pas ją šiame išsivystymo lygyje būtent tokia karma, kad dabar, kol kas, ši būtybė gyvena, daleiskim, kitų gyvūnų kūnų sąskaitą. Tačiau anksčiau ir vėliau visa tai gali pasikeisti 180 laipsnių. Tame ir yra tam tikra problema. Tai jeigu grįžti prie žmonių, iš tiesų yra tam tikri žmonės, kurie gyvena kažkieno sąskaitą ir galvoja, kad tai normalu. Pas juos tai vos ne į religiją padaryta, kad mes visatos karaliai, o visi kiti atitinkamai turi būti vergai, gojai ir mums tarnauti. O mes pagal tos raštus, kurie pas mus yra, juos valdysime. Žodžiu, žmonės taip labai rimtai kaupia karmą. Žinoma, nerekomenduoju jums būti tokioje pozicijoje. Atvirkščiai, pas jogus visiškai kitokia pozicija, kai jogas negali sau leisti sukelinėti kančias gyvoms būtybėms, būtent dėl etinių ir energetinių principų. Tai iki tam tikro lygio svarbu. Panagrinėkime tam tikrus istorinius duomenis, kaip praeityje jogai elgdavosi tarpusavyje su savo mokiniais. Ir iš karto kyla tam tikra analogija. Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa ir taip toliau. Girdėjote? Ne? Tai karma kagių linija, kuri pakankamai žinoma ir gebėjo
išsisaugoti šiuo laiku. O ten, jeigu nagrinėsite, sužinosite tokius labai stulbinančius dalykus, kad tam tikrame etape, jeigu mokytojas, kaip ir mato, kad pas mokinį kažkokios problemos, tai jis sukelinės problemas savo mokiniui. Dėl ko? Pavyzdžiui, Marpa vertė savo mokinį Milarepą statyti bokštą arba namus, didelius namus, daugybės aukštų namus. Paskutinis namas, kurį jis jam liepia pastatyti iš akmenų, 6 aukštų bokštą, man atrodo, 9 aukštų, 6 berods pastatė ir paskui statybas sustabdė. Tai juk iš viso nenormalu. Kodėl tada Marpa keldavo Milarepai tam tikras problemas? Jis sukeldavo kančias labai rimtai. Jis praktiškai užsiiminėjo tironiją ir sakė, iš pradžių ten statyk vieną namą, paskui sako, ne, blogai pagalvojau, viską išardyk, kitoje vietoje kitas namas. Apvalus namas, tai blogai, pastatysime kvadratinį. Kvadratinis ne, pasakė trikampį, man rodos. Paskui ateina po pusės metų, žiūri, namas jau iki pusės pastatytas. Jis sako, tu ko trikampį namas statai? Jis sako, na kaip, jūs man pasakėte, tu ką, kvailys? Aš tau pasakiau, niekada, išrinkinėk, tai magiškas namas, tai blogai. Žodžiu, sukelinėjo jam kančias. Galų gale įsimaišė jo žmona, Marpo žmona, kuri tiesiog pamatė tokią situaciją. Dėl to, kad ant savo nugaros nešiojo akmenis ir molį, ten pas jį pirmą atsirado maža žaizda, paskui ta žaizda užgijo, paskui pas jį jau pusė nugaros tapo žaizda ir kai Dogmema, Marpo žmona, visą šį reikalą pamatė, ji pasakė, klausyk, kągi tu darai, tyčiojasi iš berniuko. Berniukas iš tiesų jau buvo suaugęs tuo laiku, Milarepai buvo apie 30 metų. Žodžiu, esmė, kad jeigu mokytojas supranta, kad pas mokinį yra negatyvi karma, tai suprantate? Klausykite, sąžiningai pasakius, nesu įsitikinęs, kad tai iš viso reikia pasakoti. Tačiau tada mokytojas tampa kaip ir priemonė, kuri tą karmą išreiškia, nes pagal karmos dėsnį Milarepa negalėjo gauti daugiau to, nei jam pagal jo karmą priklausė. O kodėl pagal jo karmą jam priklausė? Nes Milarepa tapo 35 žmonių nužudimo priežastimi. Tai yra, jis nužudė 35 žmonės ir po to susimastė, kaip blogai jam bus būsimame gyvenime. Ir dėl to jis pradėjo ieškoti mokytojų, kad pakeistų savo karmą. Ir dėl to, iš principo, ir pasireiškė toliau vykstantis įvykiai. Ir galutinėme rezultate įsimaišė Marpo žmona ir nedavė Marpai privesti iki pabaigos karmos nuėmimo nuo Milarepos. Ji išsiuntė Milarepą pas kitą mokytoją, parašė melagingą raštą, davė tam tikras relikvijas. Tai antrailis dalykas. Dėl to, kad Marpa negalėjo padaryti, kas priklausė pagal karmą, tai padarė banditai. Po keletų metų, kai jis jau išėjo, užsiiminėti savimi, taip sakant, į olą, ir jie jau žinojo, kad su Marpa niekada daugiau nebepasimatys, tai atitinkamai pas jį į olą atėjo banditai, na kaip sakyti banditai, medžiotojai. Šiuolaikiškai tariant, reketyrai. O jie žmonės tokie, savotiški. Jie užsiiminėjo tuo, kad iš pradžių norėjo kažką pasiimti pas Milarepą, paskui tiesiog pakeldavo jį ant rankų ir mesdavo į žemę daug kartų. Keldavo ir mesdavo. Žiūrėjo, kiek jis išlaikys. Tiesiog realiai tyčiojosi, išsidirbinėjo. Tokiu būdu jie išvalė visą tą likusią karmą, negatyvę karmą, iš energetinio požiūrio taško, kuri buvo pas Milarepą. Dar kartą pasikartosiu. Čia labai tiksliai reikia žinoti, kas sukelia kančias kitam. Pilnai įmanoma, mes publikuosime šią paskaitą. Aš neiškirpinėsiu to, ką jums pasakojau apie Marpą ir Milarepą. Pilnai įmanoma. To jokių būdų negalima daryti sąmoningai. Žodžiu, geriau šituo keliu neiti. Marpa galėjo leisti savo tokius poelgius santykė į Milarepą tik todėl, kad Marpos lygis buvo neįtikėtinai didelis, aukštas. Ir jis savo asmeninės praktikos dėka galėjo pašalinti tą negatyvę energiją, kurią nuiminėjo iš Milarepos. Suprantama? Įsivaizduokite situaciją. Žmogus kenčia, nešioja akmenis, o jis realiai kenčia. O kodėl jis nešioja? Nes jam Marpa pasakė ir jis koncentruosi į Marpą. Reiškias visa ši negatyvi energija ir kančios, kurios yra pas Milarepą šiuo momentu, ji eina pas jo mokytoją. Mokytojas tuo momentu ne televizorių žiūri, ne ant fotelio sėdi, jis realiai užsiima asmeniniu tobulėjimu, tai yra jis degina savo mokinio karmą, dėka savo asmeninės praktikos. Tik šiuo atveju tai įmanoma.
Ir ką jūs galvojate, Marpa buvo toks neprotingas, kad jis taip sufantazavo? Nieko panašaus. Pas jį buvo mokytojas Naropa, kuris praėjo nemažiau sunkius išbandymus iš savo mokytojo. Nes pas Naropa buvo Tilopa, o Tilopa, švelniai tariant, buvo iš viso labai originalus dėdė, kuris galėjo po pusę metų, po metus sėdėti meditacijoje, tiesiog sėdi meditacijoje, užsiiminės ten savais reikalais. Aplinkui jį atitinkamai vaikštojo mokinys ir prašo iš jo bent kažkokių mokymų. O, mokytojau, duok man ką nors. Kažkokius mokymus, kad pakeisti savo karmą, kad pakeisti savo energiją, kad pakeisti savo išsivystymo lygį. Atitinkamai, jis nekreipė į jį ilgą laiką dėmesio. Jis galėjo kartą per pusę metų atsistoti iš savo vietos ir kur nors praeiti. Ir atitinkamai, galiu duoti tokį ryškų pavyzdį, tame mieste, kur jie gyveno, jis užlipo į bokštą ir pasakė, jis netgi ne jam pasakė, o į erdvę. Jeigu pas mane čia būtų geras atsidavęs mokinys, jis nesusimastydamas dabar šoktų žemyn. Ir atitinkamai jo mokinys Naropa šoka žemyn ir sudūžta į gabalus. Jis guli apačioje visas sulaužytas. Suprantu, ant kiek tai beprotiškai jums skamba, nes kas čia per jogą tokia keista? Žinoma, kol kas su joga tai neturi jokio ryšio. Tačiau čia kalba eina apie tai, kad nuimti nuo mokinio tam tikrus karminius apribojimus, kurie niekada neduos šitam žmogui vystytis. Žodžiu, esmė kame. Žmogus gyvenimo eigoje gauna tam tikras energetinės problemas. Jeigu jos pas jį egzistuoja, jis nepajėgus, negali atlikti jogos, tol, kol neatsikratys nuo šių energetinių problemų. Ir tam tikri mokytojai, kurie yra reikiamame lygyje, žinodami šį dėsnį ir matydami savo mokinio karmą, gali duoti jiems tam tikras problemas. Jie netgi nieko nedaro. Jis nevertė jo nešioti akmenų. Jis sako, nori mokymo? Prašom, pastatyk namą, aš tau duosiu mokymą. Jis stato. Tokie susitarimo santykiai. Tačiau svarbiausia, turite suprasti šį dėsnį, kaip negatyvi karma daro įtaką fiziniam kūnui ir sąmoniai. Jeigu pa žmogų ši negatyvi karma yra, mano dideliam apgailestavimui, ji neduos jam vystytis. Todėl, kad negatyvi karma, pavyzdžiui, daleiskime atvejyje su Milarepa, pas jį buvo šių žmonių nužudymas. Dviem žodžiais pasakysiu, žinoma, jis nebuvo atmaroskas niekšas, jis nenorėjo niekieno žudyti, taip gavosi, praktiškai atsitiktinai. Jo motina privertė jį atkeršyti giminaičiams. Jie jam pasakė, eik brangusis, išmok juodosios magijos ir atkeršyk tiems, kas mums sukėlė tam tikras problemas. Motino žodis įstatymas, jis nuėjo, išmoko, atėjo ir sukėlė kančias. Tačiau tokiomis kančiomis, tos kančios, kurias tie žmonės patyrė, jau buvo užrašytos į Milarepos asmeninę karmą. Ir su šiomis kančiomis jis jau nieko negalėjo padaryti. Todėl jis ir pradėjo ieškoti mokytojų, kad atsikratyti šios karmos. Todėl Marpa galėjo jam suteikti tam tikras sąlygas, kad jis iki tam tikro lygio pradėtų keistis. Aš jums pasakysiu taip, stebiu žmonės, kurie dabar, jau sukaupė tam tikrą kiekį karmos. Matosi, kad jie apsunkia nuo karmos. Ir šie žmonės, daleiskime, bando užsiiminėti jogą. Ir akivaizdu, pas juos nesigauna. Jie bando, arba traumą kokią gaus, arba dar kažkas. Tačiau faktas negali vystytis. Todėl pasakoju jums ne kažkokią iliuziją, o daviau jums pavyzdį, kad jeigu pas jūs yra tam tikros problemos, daleiskime kūne, energetinėme kūne, jums iš tiesų bus sunku užsiiminėti jogą. Ir šie pavyzdžiai, kuriuos daviau apie Marpą ir Milarepą, pavyzdžiui, jūs netoli nuėjote nuo... Taip, jūs pilnai įmanoma nieko nežudėte. Šlovė dievams, kad pas jūs tokia gera karma šiame gyvenime. Tačiau tai, kad yra tam tikros problemos pas kiekvieną iš jūsų, praktiškai 100%. Ir remiantis tuo, galima suprasti, arba dėti savo pastangas, arba užsiiminėti jogą tokia, žinote, šiek tiek užsiiminėsime, pakvepuosime pranajamką ir viskas bus gerai. Be savo energijos pakeitimo, be savo kūno pakeitimo, jums bus ypatingai sunku, kaip ir evoliucionuoti. Ir Milarepa, jis buvo labai reikalingas šiai civilizacijai, nes jo palikimas yra milžiniškas. Ir dar daugelis kartų ant Milarepos pavyzdžio mokysis, sieks asmeninio vystymosi tobulėjimo. Žodžiu, jeigu dviem žodžiais atsakyti į jūsų klausimą, karma ar ne karma, priklauso ne nuo pačio netgi veiksmo, o nuo to rezultato, kurį gauna visi šio veiksmo dalyviai. Vienu atveju, tas nužudymas galėjo būti siaubinga karma. Tačiau Milarepos atvejyje, jeigu
Milarepa netgi tapo šių žmonių nužudimo priežastimi, tačiau dėl to, kad jis sugebėjo pakeisti savo energiją šitame pačiame materialiame gyvenime, pasikeitė energija ir visų tų žmonių, kurie buvo karmiškai susiję su juo. Todėl tai iki tam tikro lygio daleidžiama. Tačiau dar kartą pasikartosiu, aš jums nerekomenduoju net žioko žudyti be būtinybės. Tai vis tiek bus įsimaišymas į tam tikrą Dievo planą, grubiai tariant. Kaip krikščionis sako, yra žiogas, kuris turi savo prerogatyvas gyvenime, daleiskime. Pavyzdžiui, valgo tam tikrą žolę ir jeigu jūs nužudote šį žiogą ar kažkokią kitą gyvą būtybę, tai jūs atliekate kūrėjo rolę. Tačiau gaunasi, jeigu jūs nesukūrėte šio žiogo, tai jūs įsimaišėte į kažkieno žaidimą. Tai lygiai tas pats, žinote, yra futbolininkai, jie ten tarpusavyje bėgioja, vienas paskui kitą spardo kamuolį. Kažkas sako, tai yra, klausykite, kodėl jie paskui vieną kamuolį bėgioja? Duodame jiems 20 žmonių bėgioja, taip? Po 11 žmonių komandoje. 22. Kamuolius duokime kiekvienam ir visi bus savaip laimingi. Ko jie ten tarpusavyje varžosi? Teisingai. Todėl, jeigu pa žmonės kaip ir toks išsivystymo lygis, kad jie dar žaidžia kamuoliu, tai pilnai įmanoma jiems reikia sukaupti šią patirtį, kad jie suprastų, ar jiems verta žaisti kamuoliu ar neverta. Iš viso, šis dėsnis, ši tema, nekenkimas, žalos nedarimas, ji labai ir labai sudėtinga. Iš skirtingų pozicijų galima visiškai skirtingai žiūrėti į šią temą. Yra Indijoje visa kryptis, vadinasi džainizmas, kai žmonės vaikšto su marle užsidengę veidą, kai vaikšto lauke, prieš save šluoja šluotą, kad ant jokios gyvos būtybės neužminti. Ten visą vandenį filtruoja, kad neduok dievė neišgerti kažkokios bakterijos. Suprantate, nekenkimo koncepcija išėjo už adekvačios prasmės. Tuomet visas žmogaus gyvenimas tampa kaip tik kažko nepadaryti. Tačiau šis dėsnis turi ir atgalinę pusę. Kartais daug blogiau kažko nepadaryti, nei gauti kažkokias pasekmes. Jeigu užsiiminėsite jogą ateityje, tai pilnai įmanoma, jūs susidursite su tuo dažnai. Kaip karma nevienareikšmiškai suvokia kosmosas. Kosmosas turima mintyje absoliučią prasme. Nesakau žodžio Dievas, nes tai tokia krikščioniška apkarpyta koncepcija. Dievų yra daug, jie skirtingi. O jeigu paimti visą galaktiką, tai galaktiniai dėsniai, karma, jie kartais pakankamai stipriai skiriasi nuo bendrai priimtų, kurie egzistuoja šioje planetoje. Tikiuosi, kad jūs užsiiminėsite, atitinkamai matysite įvairius kampus, kurie egzistuoja šioje planetoje, iš požiūrio taško gerai ir iš požiūrio taško blogai. Aš tuomet plačiau pažiūrėčiau. Žinoma, reikia galvoti prieš darant, tačiau absoliučia prasme, kaip rodo patirtis, asmeninis mąstymas arba žmogaus lygis priimant sprendimą, ne visada gali būti aiškus, gali būti proto neaiškumas, priimant vieną ar kitą sprendimą. Ir tuomet rekomenduojama užsiiminėti zdravomyslyje, sąmoningų sveikų požiūrių. Tai yra prieš priimant kažkokį sprendimą, būtina pasitarti su kompetitingu žmogumi ir pažiūrėti kažkokią literatūrą, kuri apie šį įvykį gali rašyti. Tuomet yra tikimybė, bus minimizacija kažkokio poelgio su kažkokiomis pasiekmėmis tau. O jeigu viskas nuo savęs, tai galimai bus sunku. Jeigu, žinoma, gali išvengti kažkokio įvykio, geriau išvenk. Bet nereikia privesti iki absurdo. Svarbiausia, suprask, reikia laikytis zdravomyslyje, prieš priimant vieną ar kitą sprendimą. Tai labai svarbu. Žinau iš savo patirties, kai kyla kažkokios emocijos, pavyzdžiui, santykė į tam tikrus įvykius, labai sunku emocinėme lygyje duoti adekvatų įvertinimą tiek pačiam įvykiui, tiek ir nurodyti savo daryti kažką ar nedaryti. Tuomet ir reikia išreikšti zdravomyslyje. Tai svarbiausia. Pradinėme etape ypač sunku, kaip ir priimti reikiamą sprendimą 100%. Paaiškinsiu, kodėl taip sakau. Ypač apie pradinį etapą, nes bet kokie įvykiai, kurie pas jūs prieš akis pasireiškia, protingam žmogui užtenka 1 ar 2 kartus priimti teisingą sprendimą ir jis sukaups patirtį. Kiti įvykiai, kurie bus analogiški, jis automatiškai darys teisingus poelgius.
Suprantama, apie ką kalbu. Daleiskime priėmį sprendimą, kad taip, ežiukus galima pervažiuoti naktį, todėl važinėsiu tik dieną. Viskas dėl savęs nusprendė. Ir kitą kartą, kai tave pakvies į seminarą, važiuosi tik rytais. Tavo pasirinkimas. Reiškia, ežiukai užbaiginės gyvenimą po kitais ratais. Kitas. Tiesa. Tiesos sakymas, tiesos darymas. Tiesa tai reiškia ne tik žmonėms sakyti tiesą, kai jums sako, o tu viršijai greitį. Sakau gaišnikui, duosiu pavyzdį. Jie dažniausiai neklausia, jie kamerą rodo. Kažkoks pavyzdys, kad tai tiesa ne tik išorinė prasme, kai kitiems žmonėms sakai tiesą, o daugumoje tai tiesos sakymas, darymas pačiam savo, kai tu esi sąžiningas prieš patį save. Sąžiningumas, tiesos sakymas, tiesos darymas, tai taip pat iki tam tikro lygio svarbi savybė. Kaip jūs galvojate? Kodėl? Kokie variantai? Visiškai teisingai. Iš vienos pusės. Tačiau yra tokia energetinė problema, kad kai žmogus kalba iliuzinius dalykus, jis įeina į prieštaravimą su visu kosmosu. Būtinė situacija, kuri tikriausiai šiais laikais vyksta dažnai. Vyras grįžta vėlai iš darbo, jo mylimoji žmona klausia, brangusis, kurgi tu buvai? Ką įprastai atsako vyras? Jis nesakys, kad jis alų gėrė, jis pasakys, ką nors kito, kad darbe užsilaikė. Taip, tačiau jis gėrė alų su savo draugais, daleiskime. Tai gaunasi, jeigu žmogus sistematingai kalba ne tai, kalba ne apie tą realybę, kurioje yra, tai jis sukuria kitiems žmonėms štai daug tokių iliuzijų. Ir galutinėme rezultate, tam tikrame etape, įvyksta niekšingas dalykas. Dėl to, kad aplinkui jį susidaro šios iliuzijos energija, jos kaip akiniai. Įsivaizduokite, kad žmogus užsidėjo akinius, kurie keičia jam realybę. Kas bus? Kaip jūs galvojate? Jis pats klys. Jis pats klys, nes jis suvoks tam tikrame etape realybę ne tokią, kokia ji yra iš tiesų. Gaunasi, kad žmonės žiūrės į tam tikrą reiškinį vienu būdu, o jis kitaip. Ir rezultate pas jį bus konfliktas su visuomenė aplinkui. Tai pats paprasčiausias paaiškinimas, kodėl energetiškai neverta kalbėti netiesos. Pats žmogus kenties. Tai yra tie žmonės, kurie meluoja. Yra toks suvokimas. Man atrodo, tai naudoja politikoje. Melas. Kuo daugiau melo, tuo paprasčiau juo patikėti. Girdėjote? Kažkas iš valdovų. Ar Amerikoje, ar Anglijoje. Tačiau tokia koncepcija kaip ir egzistuoja. Iš tiesų, tai yra taip, kad kuo stipriau žmogus formuoja melą, tuo lengviau juo patikėti. Tačiau anksčiau ir vėliau tai grįž pas patį žmogų. Primityvus pavyzdys – pacientas. Pas žmogų vėžys. Tai yra, jis gyvena, pas jį jau 4. stadija, jau viskas. O jam nenori sakyti. Sako, pagydysim jį šiek tiek, kam jam kentėti? Aš perdedu, bet panašiai. Tai juk pačio proceso nutempinėjimas. Žmogus tiesiog kenties daugiau ir ilgiau sėdės ant tablečių. Kartais tiesa, ji gali būti nemaloni. Tačiau neprieštaraus tai realybei, kurioje mes esame. Todėl suprantu, taip, yra tokia koncepcija, kad melas dėl išsigelbėjimo. Vėlgi, kas sako ir kam sako. Kartais turbūt tai daleidžiama. Tačiau jeigu primityviose sąlygose, tai geriau pagalvoti, ar verta tai daryti. Vagystės. Kodėl nerekomenduojama vogti ar imti svetimus daiktus? Tai tiesiog jau gyvenimo patirtis sako, kaip pinigai, kurie ateina spontaniškai, kaip jie spontaniškai atėjo, taip jie spontaniškai ir išeis. Ir visi įvykiai, kurie vyks šalia jų, dažniausiai neatneš naudos. Tačiau vogimas iš energijos požiūrio taško lygiai taip pat turi tam tikras konkrečias pasiekmes. Įsivaizduokite, kad kažkoks žmogus pametė kažkokį daiktą, netgi daleiskime pagal karmą. Ir yra kitas žmogus, kuris rado šį daiktą ir daleiskime pasisavino savo. Teoriškai jis galėjo gražinti, bet negražinti. Tai iš energijos požiūrio taško jis kaip ir pasiima kito žmogaus kančias savo. Ir šios kančios tam tikrame etape jam būtinai grįž. Suprantama logika. Tai yra, jeigu kažkoks daiktas, kuris turėjo tam tikrą vertę, jeigu ji žmogui pradeda kelti kančias, tai atitinkamai tas, kas paėmė, šias kančias pasiima savo. Pasakysiu jums taip, daug kas šiame pasaulyje susiję su vėsta ir nevėsta, nuotakomis ir ištekėjusiais, tai
apaugo tam tikromis išankstinėmis nuostatomis, kurios visiškai absurdiškos. Tai yra, žmonės remiasi tam tikrais dalykais, kurie neturi jokio santykio su realybė. Tačiau kas liečia svetimą aprangą, bet kuriuo atveju, jeigu ten yra energija šioje aprangoje, kam ją liesti? Svetima energija, kam jums su ją kaip ir sąveikauti? Iš energijos požiūrio taško, jeigu žmogus numirė, įsivaizduokite, pas žmogų buvo kažkoks daiktas. Jis buvo įsigėręs jo energijos. Dabar jo kūną, kaip įprasta šiuolaikinėje visuomenėje, užkasa į žemę ir jį pradeda valgyti kirmėlės. Taip vyksta. Ir bakterijos pradeda jį valgyti. Tai kokia energija atsiranda aplinkui tą kūną, kuris nustoja būti kūnu? Įsivaizduojate? Įvyksta puvimo procesas. Kokia energija bus? Jeigu buvo sąveikavimas su kūnu ir daiktu, tai atitinkamai tas daiktas turės tokią pačią energiją, kokią kūnas ir turėjo. Juodieji magai kartais naudoja principą, kai ima kito žmogaus daiktą ir laidoja su lavonu, netgi kitų lavonų. Tačiau, kai lavonas pradeda irti ir energija daro poveikį kito žmogaus daiktui, tai lavono energija atsiranda šalia to žmogaus. Yra įvairūs energijos lygiai, įvairūs vibracijos energijos lygiai. Įsivaizduojate? Yra, daleiskime, labai grubi energija, paskui subtilesnė, švelnesnė ir visiškai švelni. Įsivaizduokite, kad pas kažkokį daiktą labai grubi energija, o jūs užsiimate asmeniniu tobulėjimu ir sąveikaudami su šio daiktu keičiate ją į gerą pusę, pačio daikto energiją. Reiškia, tas, kuris jums davė šį daiktą, gaus tą pačią energiją. Tai atvirkštinis dėsnis. Tai, ką kalbėjome su jumis, padėti kažkokį daiktą prie lavono ir atitinkamai šio daiktų savininkas gaus šį negatyvą. Tai tas pats, jeigu jūs vystysitės, tai nereiškia, kad jie ima pas kitų daiktus ir pradeda kažko užsiiminėti. Tiesiog jie gyvenimo metu palaiko savo energiją atitinkamame lygyje ir tokiu būdu daro poveikį aplinkai. Todėl svarbu ne tai, koks daiktas arba kur daiktas, o kaip jūs gyvenate absoliučia prasme. Daiktų plovimas vandenyje, ypač jeigu tai daugiau mažiau tekantis vanduo, geras, žinoma, tai daro poveikį energetikai. Labai dažnai daiktai pradeda, jie yra kaip apsauga. Ta pati juodoji magija labai dažnai kalba apie skylutes, kai pas žmogų atsiranda skylės rūbose, tai tam tikroms subtilioms būtybėms tai yra kaip landa prie pačio žmogaus. Todėl rūbai iš tiesų apsaugo. Be to, senovėje, ne senovėje, o tiesiog prieš 100 metų, turbūt daugiau, prieš 150 metų, Rusijoje buvo labai daug aprangos su apsaugomis, oberegami. Todėl, kad tuo momentu dar buvo informacija apie subtilės materijas, kurios gali daryti įtaką žmogui. Todėl apranga buvo dažniausiai apsauginė su oberegais. Ir oberegi tai energetiškai kaip ir, žodžiu, normalus obereg, jis kaip mandala daro poveikį aplinkai. Atitinkamai, jeigu pa žmogų buvo tam tikras apsauginis daiktas, tai negatyvi energija negalėjo prie jo patekti taip paprastai. Toliau, kaupimas. Turbūt žinote, kad yra žmonės, kurie kenčia kaupimu. Tai kaip versle, žinote, $1 milijonas uždirbamas. Kaip gaunasi, o paskui viskas buvo sąžiningai. Iš principo, žmogus, kai yra manipūra čakros lygyje, yra toks suvokimas, kad žmogaus sąmonė gali būti įstrigusi, supančiota skirtingose, kaip ir jo vidinio pasaulio energetiniuose sluoksniuose. Ir atitinkamai gaunasi, kad žmonės, kurie manipūros lygyje, jiems labai sunku išsiskirti su kažkokiais daiktais. Jie nori daugiau, jie tame jaučia kaifą, kai suvokia, kad pas jį ne tik automobilis, o 3 automobiliai. Ir pas jį iš manipūra čakros ištekinė energija ir jis jaučia malonumą. Jis gauna pasitenkinimą nuo to, ką jis jaučia. Tai toks daiktas. Žinote, man atrodo pas Gogolį, kas buvo, kuris kentėjo tiesiog neįtikėtinų mastų kaupimu. Pliuškinas, teisingai. Tai kraštutinis pavyzdys, kaip pas žmogų, jis tiesiog negalėjo išsiskirti su daiktais. Jis kaupė viską, tai yra viską, ką buvo galima tempti į namus, jis visą tai tempė savo galutinėme variante. Tai žinoma kraštutinis pavyzdys apie maniją. Tačiau kodėl mes iš viso nagrinėjame šį pavyzdį? Nes žmogus, kuris turi daug daiktų, pas jį yra viena problema. Kaip galvojate, kokia?
Tai yra tarp 3 automobilių, ar jam važiuoti šiuo, ar šiuo, ar šiuo. Jogoje tai paaiškinama taip, kad daiktai, kuriuos jūs turite, jie yra ne šiaip savo taip šioje realybėje, ne taip savo, nes jūs tiesiog sumokėjote pinigus ir jie tiesiog pas jūs yra. Ne. Kiekvienas daiktas, kuris yra aplinkui jūs, jis yra laikomas erdvėje jūsų gyvybinė energija. Tai yra, jūs turite energetiškai tą daiktą visada maitinti, palaikyti. Yra kažkoks filmas šią temą, negaliu dabar prisiminti, tačiau kur bando šią koncepciją iš fizinio požiūrio taško pateikti, kad didelio kiekio daiktų turėjimas reikalauja didelio kiekio jūsų gyvybinės energijos, kad visą tai išlaikyti. Ne tik laikyti, o kad šitas daiktas būtų šalia jūsų. Todėl jogoje rekomenduoja, jeigu norite išsiaiškinti su savo energija, tai visų pirma, iki tam tikro lygio turite būti švarūs nuo šio sukaupimo. Tai yra, kuo daugiau bus šių daiktų, tuo sunkiau bus šios daiktus išlaikyti šalia savęs. Skirtumai tarp žmonių yra iliuzija, labai stipriai iliuzija. Taip pat ir žmogus, kuris turi kažkokį daiktą, jis turi pripildyti šį daiktą savo energiją, gyvybinę energiją. Yra toks suvokimas. Turtai yra, o laimės nėra. Girdėjote kada nors? Ne? Turbūt buvote susidūrę su tuo, kai žmogus materialiai aprūpintas, atrodytų pas jį viskas gerai, o laimės nėra. Kodėl? Pas mane yra vienas pažįstamas, pas kurį didelė įmonė, personalas. Jis sako, na kaipgi taip, viskas yra, viskas gerai, viskas, bet laimės nėra. Todėl, kad visa jo laimė, kuri yra, ją išgyvena kiti žmonės. Jis džiaugtųsi kažką patirti, bet nepasilieka energijos. Daiktų palaikymui nueina viskas, kas pas jį yra. Todėl, kad kaip tokia laimė, jeigu žiūrėti iš primityvaus požiūrio taško, tai subtilus energijos naudojimas nuo bet ko. Duosiu pavyzdį. Muladhara čakroje patiria laimę, kai suteikia kažkam skausmą, pavyzdžiui. Kai gyvūnas graužia kito gyvūno kūną, tai jis patiria ekstazę nuo to, ką jis daro. Suprantama? Tai energijos išėjimas per Muladhara čakrą. Svadhisthana čakros lygyje laimė. Tai, kai žmogus patiria kažkokį labai stiprų seksualinį sužadinimą. Tai skaitosi energijos išėjimas ir tuo momentu žmogus patiria laimę. Įprastas žmogus. Manipūra čakros lygyje, kai vienas menedžeris apgavo kitą menedžerį, jis patiria laimę. Suprantama? Stengiuosi maksimaliai suprantamai paaiškinti. Nes manipūra čakroje pas juos kažkokio materialaus resursų turėjimas, tai skaitosi, jaučiasi labai maloniai. Atitinkamai, iš anahata čakros, malonumas tai pavyzdžiui stebėti mylimą žmogų šalia. Kažkas, kas jau labiau pakylėta ir subtilu. Ten nėra tokio energijos švaistimo ir žmonės, kurie gyvena anahata čakros lygyje, jie labiau žmogiški ir malonus. Višutha čakra – tai malonumas nuo kovojimo. Kai, pavyzdžiui, kažkokios korporacijos galva įveikia kitą korporaciją ir jis dabar ant bangos ir pas jį viskas gerai, jis jaučia tam tikrą malonumą. Kai žmogus, grubiai tariant, įveikia kažką, jau atitinkamai gerokai subtilesni dalykai, kas liečia adžinę čakrą, kas liečia laimę nuo kažkokio projekto realizacijos. Dėleiskime, žmogus daro kažkokį projektą, įdedinėja ten resursus, staiga projektas, viskas subrendo, pasireiškia, tai laimė adžinė čakrai. Skaitosi, kad Sahasrara čakra, ji netokioje formoje išreiškia laimę. Sahasraroje laimė, kai žmogus, daleiskime, išeina už įprasto mąstymo ribų, kai jis pradeda žiūrėti į realybę šiek tiek kitaip. Tai sudėtinga paaiškinti, kaip galima kitaip žiūrėti. Daleiskite, kad galima. Laimė per Sahasrara čakrą – tai sąmonės darbo pakeitimas globalia prasme, grubiai tariant. Patirtis rodo, pas mane yra pažįstami, kuriuos stebiu jau daug metų, kurie kenčia kaupimo formą. Jie gavo daugybę perdavimų iš įvairių lamų,
Taip ir gaunasi, atvažiuoja kažkoks lama, panašiai viena ir ta pati tusovkė, pas visus ir važinėja, ir ten, ir ten, ir ten, kaupia, 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 tačiau kaip rodo patirtis, to žinios, kurias jie kaupia, jiems labai sudėtinga tai realizuoti, realiai labai sunku. Atitinkamai, turi būti tam tikras balansas tarp žinių ir asmeninės praktikos. Yra žmonės filosofai, ir filosofai dėja negeba vystytis. Jie kaip biblioteka su dideliu kiekiu mirusių žinių. O kad sistematizuoti šias žinias, pas juos trūksta traukos. Jeigu sulyginti su kompiuteriu, kai žinote, pas žmogų didelė operatyvi atmintis, milžiniška operatyvi atmintis, tačiau mažas procesorius, kuris tiesiog šios informacijos negali apdirbti. Gaunasi kaupiame, o realizacijos jokios nėra. Todėl reikia prisilaikyti tam tikros harmonijos tarp tų žinių, kurias jūs sukaupėte ir gebėjote įvaldyti. Ir atitinkamai paskutinis, kuris rekomenduojamas, tai brahmacharya. Brahmacharya, grubiai verčiant į rusų kalbą, tai susilaikymas nuo seksualinių pasitenkinimų tam tikrame kiekyje. Kažkas brahmacharijoje mato pilną atsisakymą nuo seksualinių pasitenkinimų, kažkas dalinai, kažkas pusiau ir taip toliau. Šis suvokimas taip pat pakankamai platus. Kaip jūs galvojate, kodėl nerekomenduojama šiems žmonėms, kurie pradėjo eiti savęs pažinimo asmeninio tobulėjimo keliu, aktyviai užsiiminėti savo kūno pasitenkinimais per kūniškus malonumus? Kokie variantai? Na, yra raštai, kur sakoma atvirkščiai, kad seksas tai energijos pripildymas. Nesusidūrėte niekada? Aš taip pat nebuvau susidūręs, kol nesusidūriau su grupė žmonių, kuriems realiai aktualus šis klausimas. Jie sako, kokia ten joga, kokios askezės, jūs ką, mėgautis reikia ir taip toliau. Gerai, jūsų nuomonę išgirdau. Energijos švaistymas. Kokie dar? Žinote, čia kaip su nužudymu arba su kažkokiu žalos darymu nedarimu. Bet koks įvykis, kuris vyks pas jūs, jį galima įvairiai traktuoti ir naudoti. Jeigu jūs galite sau leisti susilaikyti nuo laiko praleidimo su seksualiniais pasitenkinimais, gauti tam tikrą gerovę, pabandykite. Jei negalite, pilnai įmanoma, jūs iššvaistysite energiją. Kaip rodo patirtis, žmonės, kurie gali kontroliuoti savo seksualinę energiją, jų yra vienetai iš tūkstančių. Tai tie žmonės, su kuriais bendravau, su kuriais bandėme kalbėti šią temą. Labai mažai galima sutikti žmonių, kuriems pavyko įveikti Svadhisthana čakrą ir kontroliuoti šią energiją. Labai mažai. Daugumoje žmonės pateisina savo norus kažkokią filosofiją arba kažkokiais tekstais. Iš tiesų tai pataikavimas savo potraukiams, troškimams, suteikimas jiems kažkokios areolės. Tačiau iš patirties žmogus, kuris neišmoko kontroliuoti savo asmeninės energijos, jam geriau susilaikyti nuo jos švaistymo. Suprantamai paaiškinu. Tai yra klasikinė žmogaus gyvenimo forma. Tai iki turbūt 20 metų, 25 metų, tai mokinystė, kai žmogus ne tik žinias kaupia iš knygų, o kai jis siekia pažinti save. Kol žmogus neišsiaiškino su savo energijomis, asmeninėmis, maišyti su kažkokiomis kitomis energijomis, na, galima, tačiau vargu ar jis jas kontroliuos. Suprantama logika. Tai yra iš pradžių klasikinėme variante aiškinėsi su savimi, su savo energijomis, tuomet tu pradedi jau kurti kažkokius santykius su kita energija, daleiskime moterišką ar vyrišką, nesvarbu, tam tikriems pokyčiams. Tačiau dėja, kaip patirtis rodo, žmogus nei savęs nesupranta, nei kito nesupranta. Gaunasi juos siurbia lervos, kurios iš jų tiesiog siurbia gyvybinę energiją. Brahmacharya dviem žodžiais. Pagrindinis dalykas – tai energijos sulaikymas tam, kad save vystyti, tobulinti. Jeigu gebėsite save išvystyti, tuomet galite šią energiją panaudoti tam tikrose adekvačiose ribose, kažkokiems geriems darbams. Tai arba vaikų gimdymas, arba ten energijos sublimacija, energijos konvertacija. Daleidžiama, tačiau dar kartą pasakysiu, kaip rodo patirtis, kuo daugiau pa žmogų troškimų, tuo greičiau jis ras pagrindą, kodėl seksualiniais pasitenkinimais užsiiminėti kuo daugiau. Šiame pasaulyje tikriausiai dabar mes išgyvename tokį etapą, kai seksas įdieginėjamas sociume, primetamas. Jiems kažkokie išminčiai pasakė, ką reikia padaryti.
Ir pasakė, o jūs pabandykite juos maksimaliai linksminti visais parametrais, kad žmonės švaistytų maksimalų energijos kiekį. Kai žmonės švaistys energijos kiekį didelį, jie bus ligoti, vos gyvi, ir jūs juos visiškai lengvai valdysite. Tuomet kilo tam tikra koncepcija, kurią pavadino 3S – seksas, sportas, skrynas. Seksas – viskas suprantama, maksimaliai primesti žmonėms nuo vaikystės seksualinius pasitenkinimus. O kas bus, jeigu vaikas nuo 8 metų pradeda užsiiminėti masturbaciją? Žinote, ne? Kokie jūsų variantai? Na, kaip galvojate? Atsisakyti nuo lervų jis visai negalės. Jis tiesiog bus distrofikas, jis negalės adekvačiai evoliucionuoti, jis nesivystys, nes per Svadhistaną čakrą ištekinės visa energija. Čia daviau jums visiškai realų pavyzdį. Mano pažįstamas davė visiškai realų pavyzdį. Vienas mano pažįstamas gyvena Portugalijoje, jis sako, Andrėjau, ką daryti? Vaikai nuo 8 metų užsiiminėja seksu internetu, nuo 8 metų. 12 metų seksualiniai pasitenkinimai jau vos ne gyvenimo norma. Ir tėvams paaiškinti ar įrodyti, kad tai vaikui gali padaryti keistą poveikį, į mane žiūri kaip į beprotį, tu keistas rusas, eik, pas mus šiek tiek savos pramogos. Tai yra ten jau, tai yra realizuota, tai normalu, kai žmonės, vaikai jauname amžiuje švaisto energiją per Svadhistaną čakrą. Patikėkite, nieko gero iš to nebus. Taigi, buvo priimta ši 3S koncepcija, kai primetama kuo anksčiau ir vaikams šią koncepciją šiek tiek daugiau nei per 100 metų jiems tai praktiškai pavyko. Rusijoje dabar tas pats. Ten vaikų darželiuose vaikšto pasakoja juvenalščikai, juvenalinė justicija, pasakoja apie tokius visiškai laukinius dalykus. Antra koncepcija, kuri buvo priimta, tai ekranas, kai per ekraną atitinkamai primeta iliuzijas, kurios sąmonės proto kontrolė per ekraną, per paveiksliukus. Ir atitinkamai, trečia, tai buvo sportas, įdiegtas į šį pasaulį. Kaip žinote, sportas švaisto labai daug gyvybinės energijos. Jeigu jūs nežinote, kad sportininkai visiškai nelaimingi, tai konstatuoju jums faktą. Savo laiku dirbau olimpinėme komitete ir žinau, kas yra profesionalus sportas. Invalidai prie 30 metų. Daugumoje atvejų. Nelaimingi žmonės. Mano dideliam apgailestavimui. Ir svarbiausia, tai tos emocijos, kurias per šias varžybas nuiminėja nuo publikos. Tai gyvybinė energija, kuri galėjo būti kurianti arba dar kažką daranti. Tačiau pramogos daro savo darbą. Todėl brahmačarija šiuo atveju tai susilaikymas nuo tų nederamų dalykų, kurie dabar primesti sociumo. Grubiai tariant. O adekvačioje formoje žiūrėti į realybę, naudojant savo seksualinę energiją protingai ten, kur galite ją panaudoti. Visa kita, jeigu jūs nekontroliuojate savo seksualinės energijos, ji ištekės pas tą, kuris ją pas jūs pasiims. Arba tos būtybės, kurios iš jūsų atiminės šią energiją. Kaip rodo patirtis, mano dideliam apgailestavimui, sportas jis neduoda tų savybių, kurios jums bus realiai reikalingos, laikant patį svarbiausią jūsų egzaminą. O pats svarbiausias jūsų egzaminas gyvenime bus, tai jūsų mirtis. Kai prieisite prie perėjimo į naują gyvenimą, naują pasaulį. Patikėkite, tai tikrai svarbiausia. Duosiu pavyzdį, kad jums būtų suprantama. Štai yra oro uostas. Ir oro uoste skirtingi reisai. Vienas reisas skrenda į Namibiją, kitas į vakarų Sibirą, į tankmę, kur nesutiksite žmogaus turbūt per 1500 kilometrų. O trečias daleiskime kur nors, nežinau, daugiau mažiau gerovinė Šveicariją, kur daugiau mažiau ramu. Ir pas jūs bus pasirinkimas į Namibiją, vakarų Sibirą arba Šveicariją. Kokį pasirinkimą jūs padarysite? Tai jeigu jis yra pas jūs, o įsivaizduokite, kad pas jūs jau nėra pasirinkimo. Jūs jau atėjote prie oro uosto ant jūsų antrankiai ir jums sako, vaikinė, tu sportų užsiiminėjai, puiku, tai padės tau Sibiro vakaruose, ten tu ir pateksi. Ir ten bendrausi su tais, kurie tave supras. Jie nuo tavęs arba paskui tave bėgios. Tiksliau, kaip dieną, tu juos gaudysi, naktį jie tave gaudys. Taip jūs ir gyvensite. Supraskite, kaip tos savybės, kurias jūs gerinate su sporto pagalba, realiai padės jums po mirties. Jeigu apie tai nesusimastyti, tai žinoma, tuomet mūsų gyvenimas tik dėl to, kad jūs šį kūną maitintumėte, o paskui jis pasentų ir numirtų, geriausiu atveju. Tai iš tiesų labai rimta. Labai, duosiu jums pavyzdį. Pas mane minimum 2 pažįstami, pas kuriuos dideli duomenys, kurie savo kryptise didingi. Vienas geras pažįstamas gavo jau 4 daną ir dabar labai rimtai užsiiminėja jogą.
Dėl įvairių priežasčių. Savo laiku taip pat užsiiminėjau rytų kovos menais, mokiau, tačiau kai eilinio mano mokinio vos nepasodino, aš supratau, kad iš principo aš turbūt kažką netaip darau. Todėl, kad išmokyti žmogų atmušinėti galvas, tai viena, tačiau realybė visai kitokia. Kovų menai gerai dėl tam tikros žmonių kategorijos. Tačiau duosiu jums citatą iš vienos Budos istorijos, kai, žodžiu, viename iš praėjusių gyvenimų Buda buvo valdovas. Ir jo vaikystės draugas taip pat buvo valdovas. Tas vaikystės draugas jį užgrobė dėl tam tikrų priežasčių ir norėjo jį suvalgyti, nes jis pavirto į žmogiavalgį, kanibalą. Ir atitinkamai pas juos tokia diskusija prasidėjo su kšatrijumi, tuo žmogiavalgiu. Ir tas kanibalas jam sako, klausyk, tu juk, kam tu man pasidavei? Tu juk kšatrijus, tu turi daryti tam tikrus kšatrijų įstatymus, nurodymus. Kšatrijus tai karys, tai tikras vytezis, kuris pagal normas ir taisyklės gyvena. Tuomet Buda jam pasakė, kad kšatrijų dharmos pasiekėjai vis tiek reinkarnuojasi į žemą pasaulį, dideliam apgailestavimui. Nes tos sąlygos, kurios yra šiame pasaulyje, taip, jis galbūt pats stipriausias, pats vikriausias, pats sumaniausias, o prie ko privedė jo vikrumas ar jėga. Dažniausiai prie negatyvių dalykų. Todėl, kas liečia kovų menus, tai labai gerai. 100% esu įsitikinęs, tam tikrame etape, bet kuriam vyrui pageidautina užsiiminėti kovų menais. Tačiau saikingai. Ir paskui verta laiku iš ten išeiti, nes prasideda didelės traumos, didelės problemos. Berniukui labai gerai kovų menai, tačiau protingose ribose, ne sportiniuose, kai varžybos. Supraskite, dar kartą, prašau, jeigu pas berniuką kario likimas, jūs žinote, kad jis bus karys, jis negalės toliau vystytis, tuomet atiduokite jį į kovų menus ir visaip skatinkite. Išauks karys. Tačiau jeigu jūs, kaip mama, suprantate, kad karys prisidarys negatyvios karmos, tai yra sukaups tam tikrą karmą, ir jūs, kaip jo karmos bendrininkė, taip pat gausite tam tikrą procentą, todėl geriau iš berniuko auginti brahmaną. Tai yra, kad tai būtų mokslininkas ir nedaugiau, arba dėti pastangas, kad jis taptų mokslininku. Jeigu jis pats atsisakys ir pats pasirinks kario kelią, tuomet nieko nepadarysi. Tai jo pasirinkimas. Jūs nenešite atsakomybės. Na, o žmonės, kurie ten ledo ritulininką augina, žinote, yra tokie. Realiai nuo 5 metų vežioja. Jis bus ledo ritulininkas. Arba ji bus balerina. Aš pasakiau būsi. Taip? Tačiau jie kaupia negatyvę karmą iš tiesų. Tai yra faktas. Todėl, žinoma, tai labai dažnai tai būna, kai patys kaip ir nesugebėjo realizuoti kažkokios žydros svajonės kabutėse ir savo vaiką ten verčia. Tai 100% karma. Ir pas tą vaiką, kuris pateko į tokią šeimą, tokia karma, kad jį dabar verčia. Būsimuose gyvenimuose šie tėvai bus šio vaiko vietoje, kurį vers. Pilnai įmanoma, jis kaip ir galės evoliucionuoti. Todėl atsakau jūsų klausimą. Supraskite, jūs turite aiškiai suprasti, kokiai varnai bus priskiriamas jūsų vaikas. Tai yra pagal jūsų klasę, lygį. Galite suprasti, kokie daleiskime pas jūs polinkiai, kas jums patinka, kas nepatinka. Žinote, visa tai nerimtai, visiškai tiksliai, kad karma ir varna gali keistis žmogaus gyvenimo metu 100%. Tai suprantate, dabar Indijoje išsisaugoja tokia kastinė sistema. Kai tu gimei šeimoje, net jeigu dvasinis degradas, bet jeigu gimei, tu ten toks ir be variantų. Tačiau tai nerimta. Bet koks elgeta gali tapti adekvačiu žmogumi. Kokiose sąlygose jis bebūtų gimęs. Arba žmogus, kuris pagal savo karmą gimsta, suprantama, ne toje situacijoje, kur jis norėtų pasilikti. Indijoje dabar iš kastos į kastą pereiti labai sunku. Jeigu šūdra gimiai, viskas. Tai nuosprendis. Iš jo tyčiosis, kaip sako šiuolaikiniai pacanai, visą jo gyvenimą. Jis visą laiką bus šūdra. Ir tie, kurie stovi aukščiau pagal socialinius laiptus, jie tiesiog neduos jam netgi kilti. Žmogus sieks tobulėti, jam neduos. Todėl absoliučia prasme jūs turite suprasti, daleiskime,
Pas jūs, jeigu yra kažkokios savybės, jūs žinote savo savybės. Panašiai 70% jūsų vaikas šias savybės paveldi, netgi pagal genus ar karmą, kuri pas jūs yra. Atitinkamai ir duokite šias geriausias savybės jam vystyti, jeigu tai įmanoma. Jeigu mergaitį nėra kur dėti savo gyvybinės energijos, tikriausiai galima jai pasiūlyti išleinėti per seksą. Ji taip pat nesivystys. Seniai atliko tyrimus, kur aiškiai suprantama, kad žmoguje, grubiai tariant, išsiskiria dviejų rūšių hormonai. Arba protiniam išsivystymui, arba fiziniam. Tai yra žmogus, jeigu jam padėdinėti, jis arba bus fiziškai labai stiprus, bet jis kenties nuo kitų dalykų. Arba kitas žmogus, kuris protiškai bus genialus, bet fiziškai kenties. Lygiai taip pat su seksualiniais klausimais. Jeigu hormonai išsiskiria malonumui, na taip, jie išsiskirinės, žmogus tai patirs. Tačiau tai uždeda tam tikrą kiekį apribojimų. Todėl geriausia ir mergaitei, ir berniukui vystytis vienodai iki tam tikro etapo. Paskui jau kiekvienas savo keliu. Tačiau svarbiausia išmokti kontroliuoti savo energiją, išsiaiškinti su savo energija, beprasmiškai maišyti su kitomis energijomis, jeigu su savimi neišsiaiškinai. Asketizmas arba tapas, kuris jau rekomenduojamas žmogui. Suvokimas – tapas. Kažkam kažką sako? Kaip variantas, tai energijos pavadinimas, kuri egzistuoja šiame pasaulyje. Tai universali energija, kuri leidžia žmogui ir realizuoti kažkokius sumanymus, kuriuos jis nori realizuoti, ir tuo pačiu energija, kuri viskame gali jam padėti. Tai kaip jo apsauga. Tai toks, žinote, energetinis skydas, tapas, kuris neleidžia niekam negatyvaus ateiti pas šį žmogų, kol pas jį yra ši energija. Pasibaigs energija, ateis problemos. Grubiai tariant, panašiai taip. Kaip įgaunamas tapas? Kokie variantai? Joga, askezės, kentėjimas. Kai žmogus apriboja save kažkame, jis kaupia energiją. Kai žmogus niekame savęs neapriboja, kas tuomet vyksta? Energijos švaistymas. Todėl tapas – tai apribojimas, savęs apribojimas adekvačiose ribose. Tuomet energija kaupsis. Joga labai gerai padeda šią energiją kaip tik konvertuoti. Nes kaip tokia energija ji... Duosiu grubų pavyzdį, bet jums bus suprantama. Egzistuoja frakcija – nafta. Ją išgauna iš žemės. Šioje frakcijoje yra daug ko primaišyta. Tam tikros gamyklos, kurios šią frakciją išskaido į sudedamasias ir gauna fosfatus, trąšas, kažkokius polimerus, plastikas. Ką jūs naudojate? Moterišką kosmetiką jūs naudojate iš naftos. Ir taip toliau. Daug kas. Plius ten benzinas, dizelinis kūras. O atrodo viena ir ta pati frakcija. Tai nafta. Kaip energija, grubiai tariant. O tai, ką iš jos ištrauksite, tai iš vienos pusės priklauso nuo jūsų kvalifikacijos, o iš kitos pusės nuo to, kokioje gamykloje šią naftą perdirbinėsite. Užsiiminėsite jogą, puiku, jūs energiją versite į tapasą. Jeigu jūs sieksite kažkokių malonumų, jūs tą pačią energiją švaistysite šiems malonumams. Kaip jūs elgsite su savo gyvybinė energija, tai jau galima pasakyti jūsų pasirinkimas. Tačiau kuris sąlygotas, apribotas jūsų karma. Suprantama, apie ką kalbu. Kodėl, pavyzdžiui, vaikas Portugalijoje, apie kurį pasakojau, 8 metai jau užsiiminėja masturbaciją? Kokie variantai? Kodėl jau pateko po tokia negatyvia informacija? Taip jį sugebėjo apgauti. Kokie variantai? Jie pateko jau po atpildu, nes kažkada kažkam įdėginėjo iškrypimus. Dabar bus priversti visą tai patirti ant savęs. Mano dideliam apgailestavimui. Šis kelias toks, iš vienos pusės pakankamai žiaurus, tačiau iki tam tikro lygio sąžiningas. Gaus pagal pilną programą, mano dideliam apgailestavimui. Tačiau daugelis, kaip ir su manimi, gali nesutikti. Jie pasakys, kad potraukių, troškimų tenkinimas taip pat svarbiausias žmogaus gyvenimo tikslas. Gerai, eikime toliau tuomet. Tai, ką rekomenduoja jogoje, tai niyama. Tai pasitenkinimas, pakankamumas, esate patenkinti, pakankami tuo, ką turite.
šiame etape. Jeigu keliate savo eilinius tikslus, kurių reikės siekti, jūs negalėsite užsiiminėti jogą, nes jūsų gyvybinė energija vis toliau ir toliau išeidinės nuo jūsų. Nes ta realybė, daleiskime, pas žmogų yra kažkoks neįgyvendinamas noras. Duokime pavyzdį, ko žmogus gali norėti, bet negali gauti. Kokį nors pavyzdį, prašau, duokite. Jachta. Berezovskio. Kodėl būtent jo? Pas Abramovičių sako didesnė. Įdomiausia, kodėl taip mirga naujienomis temos, pas ką kokia jachta, pas ką koks butas. Taip, kad vidurinės grandies menedžeriai žinotų, ko jiems siekti. Jeigu būsiu geras, gerai dirbsiu ir tarnausiu tiems, kas man duos pinigų, pas mane dar didesnė jachta gausis. Ir taip toliau. Deja, tai yra taip. Žinote, yra asilas, kuris tempia vežimą. O juk jie iš tiesų menedžeriai, kurie kontroliuoja didelius aktyvus, juos galima sulyginti su asilu, prieš kuriuos kabo morka. Jie siekia morkos ir tempia šį svorį, kurį kažkas ant jų užkrovė. Mano dideliam apgailestavimui. Tačiau tai dažniausiai labai nelaimingi žmonės. Ir esmė tame, kad jeigu jūs norite gauti kažkokią jachtą, nesvarbu, jachtą daugeliu iš mūsų klausytojų, mažai kas norės iš mūsų žiūrovų klausytojų jachtos. Sakykime, pastatykime didelį namą. 12 ant 12, 2 aukštai, baseinas, arklydės. Apie ką dar svajojam? Daug vaikų gebantį gimdyti žmona, ten 12, 16 vaikų, taip, naujus tikslus kelia. Kaip? Ir atitinkamai, žmogus pradeda siekti, bent jau pabandykime pagalvoti, kaip namas pastatomas. Kad ant namo uždirbti arba gauti priemonės, kurias įdedinėja, reikia ant kažko dirbti. Mažai kas iš verslininkų gali sau leisti. Viskas biznį, palieka, statau namą, pradedu gyventi. Yra tokių, bet labai mažai. Dažniausiai verslas jis įsiurbia, kaip voverė ratelyje. Jis negali ištrūkti iš verslo, nes jį visada reikia palaikyti tam tikroje formoje. Tam, kad šis namas realizuotųsi, reikia panaudoti milžinišką kiekį gyvybinės energijos, kad tai pasireikštų šalia jūsų. Apie kokią jogą gali eiti kalba, jeigu žmogus sau stato namą? Teisingai? Ar pas jūs yra pavyzdžiai, kad žmogus gali tai realizuoti? Gali. Tik klausimas, kokiais kiekiais, kiek energijos jums išsileis ant namo. Taip, ir ar sugebėsite, kai dirbsite ant namo arba apie namą galvosite, užsiiminėti jogą. Kaip rodo patirtis, žmogus negeba užsiiminėti asmeniniu tobulėjimu, visas bus statybose. Pas mane pažįstami bičiuliai Ukrainoje gyveno puikiai. Kaip madinga, nusprendė išvažiuoti gyventi į gamtą. Giminės sodyba, namas, šeima ir taip toliau. Ir dabar susirašome, kaipgi sekasi. 12 valandų per parą dirbu nesudėdamas rankų. Jogai jau daugiau neužtenka jėgų kažkodėl. Kaip jūs galvojate? Kodėl? Viskas labai sudėtinga iš tiesų. Ne taip paprasta paaiškinti. Pabandysiu. Dalykas tame, kad jeigu žmogus daro kažką materialaus, tai jis gauna ne tik tam tikrą karmą nuo šio materialaus. Juk svarbu dar, kas tuo namu naudosis po jo. Jeigu jo palikuonis bus, švelniai tariant, siauro mąstymo ir namą panaudos ne pagal paskirtį, tai netgi būdamas kitame pasaulyje, jis gaus karmą, negatyvią karmą, nes jis padėjo kažkam šiame pasaulyje ne visai korektiškai tvarkytis su savo gyvybinė energija. Supaprastinsiu, išversiu į rusų kalbą, kad būtų aišku. Štai yra namas. Yra žmogus, kuris šį namą pastatė. Jis įdėjo milžinišką kiekį energijos į šį namą. Jis jau išeina iš šio pasaulio, nes tapo senas. Tačiau tie žmonės, kurie naudosis jo darbo vaisiais, atidavinės jam tam tikrą procentą karmos, kurią jis sukūrė. Jeigu šis namas neš gerovę aplinkiniai erdviai, tai jis gaus gerovės procentą. Jeigu šis namas tiesiog jame, jei bus švaistoma energija, ten bus klasikinės isterijos, ten bus visa tai kaip sociume įprasta, tai žmogus, kuris visą tai sukūrė,
gaus negatyvios karmos procentą. Todėl rekomenduojama gyventi pagal tas galimybės, kurios yra pas jūs. Nesiekite kažko didelio, nes mūsų gyvenimas jis neapsiriboja tik materialiais daiktais, kuriuos galite patirti, arba tie jausmai, kuriuos galima patirti. Viskas daug rimčiau. Mūsų gyvenimas tai pereinamasis etapas ir nesvarbu, kokio dydžio namą palikote pas save šiame pasaulyje. Svarbu, ką jūs iš šio namo gausite būsimame gyvenime. Iš tiesų labai svarbu. Tai yra, kuo plačiau iškeliate savo užduotis, tuomet jūs iš karto, tam, kad man deramai atgimti, reinkarnuotis, turi būti pakankamai kuklus namas. Jeigu reikalingas žirgas, tai 1 ar 2. Nes, na ir taip toliau. Reikia suprasti, kiek energijos jūs iššvaistysite ir kokį rezultatą gausite. Su vaikais. Kodėl daviau pavyzdį? Yra tokia problema paveldėtojai. Girdėjote? Kai pas žmogų atsiranda paveldėtojai, jis savo turtus palieka savo vaikams. Turbūt filmus žiūrėjote. Daviau namą kaip primityvų pavyzdį. Tačiau žmogui, kuris savo paveldėtojams palieka kažkokius resursus, tai sąlygoja tai, kaip jis gyvens būsimuose gyvenimuose. Nes tai kaip depozitas. Kaip jums paaiškinti? Jis paėmė dalį savo gyvybinės energijos ir įdėjo į kažką. Kaip paskui tai bus panaudojama, tai darys įtaką tam, kaip jis netgi būsimuose gyvenimuose gyvens. Suprantama? Kam duoti? Jūs turite išauklėti. Aš juk pačioje pradžioje jums pasakiau, jeigu pas jūs bus adekvatus paveldėtojai ir adekvačiai naudos jūsų turtus, palaukite, tai jau jūsų problema. Jeigu jį išauklėjo auklėtojai, paskui mokytojai, paskui dėstytojai institute, o paskui televizorius ir socialinis gyvenimas, tai nieko gero iš jo neišauks. Galiu jūs patikinti. Reikia savo vaiką auklėti savarankiškai, tuomet jūs nešite atsakomybę. Jeigu jūs pasikliovite socialiniu gyvenimu, man juk dirbti reikia, namas ar klydė. Žinoma, perdedu, ne apie jūs, aš bendrai. Žinote, Maskvoje dabar plakatas prieš 2 mėnesius. Buvo plakatai. Koks geras vaikas, visas į auklę. Taip? Matėte turbūt, taip? Tai būtent apie tai, kad žmonės iš tiesų nustojo auklėti savo vaikus, atiduoda auklėtojams. O ką auklėtojai išauklės? Tai neįmanoma. Tame ir visa esmė, jog kai gimėte šioje planetoje, jums nesakė tam tikrų dėsnių. Jums nesakė, jog tai, ką jūs paliksite šioje planetoje, tai sąlygos tai, kaip jūs gyvensite paskui. Kodėl jums to nesako? Nes jūs reikia išnaudoti kaip vergus, maksimaliai. Na, ne jūs konkrečiai, atleiskite, kad jūs žiūriu, žinoma. Tačiau kiekvienam iš jūsų buvo primestos tam tikros paradigmos, kurios jums nenaudingos, tačiau naudingos tiems, kas jūs išnaudos. Tai yra, jums tiesiai sakė melą. Vakar važiavome su sūnumi ir kalbėjome šią temą. Kas kontroliuoja šią planetą ir kodėl tokie keisti įstatymai? Nes man pradėjo uždavinėti tam tikrus klausimus apie ekonominius modelius. Kodėl vienu ar kitu būdu daromi, kodėl būtent taip. Jis sako, kodėl tokie, kodėl lūžta automobiliai, nes gamintojui naudinga, kad jo automobilius dažnai pirktų, kad jo automobilis dirbtų 3 metus ir paskui naują. Jis sako, na tai juk vis tiek ten. Ir mes su juo pradėjome vaikiškai diskutuoti. Sakau, supranti, reikia, kad automobilis yra korporacija Ford, korporacija Toyota. Jie abu gavo kreditus iš bankų. Bankams reikia gauti procentus. Bankams reikia, kad tos kreditus atiduotų. Kyla konkurencija. Konkurencija iš vienos pusės ekonomiškai gerai, nes neva pigesni tampa produktai. Neva. Iš tiesų ne. Nes konkurencija yra tame, kad produktai arba ten automobiliai, jie pagaminami tam tikrai naudojimo trukmiai, gyvenimo trukmiai. Žinote tai? Su joga tai turi netiesioginį ryšį, bet apie filosofiją kaip gyventi, tai 100% turi. Tikriausiai jūs nežinote, kad dar 1920 metais buvo priimtas sprendimas, kad lemputė, kuri dirba jūsų namuose, veiktų ne daugiau nei 1000 valandų. 1000 valandų atidirbo ir turi būtinai perdegti, nes tais metais pradėjo gaminti lemputes, kurios veikia po 100 metų. Nežinote apie tai? Taip. Lemputės buvo išrastos dar 1920 metais, kurios neperdega. Ir specialiai buvo priimtas sprendimas, kad dirbtų gamyklos toliau, kad lemputės laiku perdegtų. Daleiskim yra Audi ir Audi šlovinamas tuo, kad pas juos pastoviai perdega lemputės. Toyotoje dar nei vienos lemputės nekeičiau. Audi keičiau dažniau.
Sako, tai silpnybė tokia, todėl kad korporacija Osram, kuri, na žodžiu, nesvarbu. Žodžiu, mes kalbėjome šią temą ir sūnus man ir sako, klausyk, tėti, tai juk labai keista. Kodėl visa tai taip keistai vyksta? Aš sakau, na todėl, kad viršūnėje yra tokia prielaida, kad šią planetą kontroliuoja sielos, kurių iš principo žmonėmis pavadinti negalima. Tai yra viskas daroma atvirkščiai. Tai yra planeta naikinama, visus tai tenkina ir toliau tęsia taip gyventi. Vyriausiai sūnų leidome į įprastą mokyklą vieniems metams. Daugiau neleidome. Tai yra alternatyvos Valdorfo mokyklos. Taip, tai šiek tiek brangiau, žinoma. Ne šiek tiek brangiau, o kokių 20 kartų brangiau. Nesvarbu. Už tai ten daugiau mažiau atmosfera palanki. Gera. Bent jau toje mokykloje, kur mano sūnus mokosi. Visi vegetarai. Jie galbūt valgo, jis sako, jie valgo mėsą per šventes kažkur. Tai mokykloje juos maitina tik vegetariškų maistu. Ir atitinkamai ten mokymas visiškai kitoks, gerokai adekvatesnis nei mokykloje. Ir atitinkamai gaunasi, kad socialinė aplinka, kuri gali sau leisti mokyti vaiką už 20 000 rublių per mėnesį, daugiau mažiau adekvati jau. Atitinkamai ir žmonės daugiau mažiau talkovi aplinkui. Atitinkamai ieškokite, rasite. Tačiau faktas, kad tai netgi ne pats geriausias variantas. Idealiame variante tai daryti privačioje mokykloje savarankiškai. Jeigu tai manoma, jeigu reikalingas diplomas, atitinkamai galima visą tai organizuoti. Ir yra toks suvokimas, namų mokymas, kai vaikas laiko egzaminus, tačiau į pačius užsiėmimus nevaikšto. Anastasijevci tai dažnai realizuoja. Pas mane čia kaimyninėme kaime. Pas juos daug šeimų taip daro. Kai vaikas tik laiko egzaminus ar kontrolinius darbus, o patys juos moko kitaip. Kaip tik 4. punktas, apie kurį verta pakalbėti, tai savišvieta. Tai yra, žmogus neturi sustoti ties tomis pozicijomis, kuriuose jis staiga atsidūrė, o sistemadingai dėti pastangas į tai, kad vystytųsi. Tai yra, jeigu nebus savišvietos arba nebus vystymosi, tai prasideda stagnacijos ir irimo procesas. Todėl reguliariai kelti savo tam tikrus tikslus ne iš materialaus praturtėjimo požiūrio taško, o iš savęs pažinimo. Savęs pažinimo, aplinkinio pasaulio pažinimo, per savęs pažinimą ir taip toliau. Savišvieta – tai ypač svarbu. Tuomet tai bus adekvati pilnavertė asmenybė, kuri neš harmoniją ir gerovę aplinkui save. Ir atitinkamai jam bus viskas labai gerai. Na ir atitinkamai paskutinis iš to, kas rekomenduojama. Kaip manote, kas? Kokie variantai? Saša, prisimink. Ne, absoliučia prasme, tai savo energijos, savo gerų poelgių paskirimas geroviai. Tai yra atidavimas, dalinimasis su kitais geriausiu to, ką gali. Atidavimas kitiems to, kas tau turi jau kažkokią vertę, kuo gali pasidalinti. Tai atgalinė pusė to kaupimo, kai sau. Pabaigoje, kai žmogus subrendo, kai tapo daugiau mažiau adekvačių žmogumi, jam rekomenduojama atidavinėti geriausią iš to, ką jis turi. Be to, neįmanoma, nes tikriausiai turi tam tikras paralelės su tuo, ką kalbėjome apie materialius daiktus, kuriuos paliekate kažkam. Labai svarbu, kas ir kaip šios materialius daiktus naudos. Kalbėjome. Suprantate, apie ką kalba eina, taip? Tai daro įtaką jūsų būsimam gyvenimui. Tas pats, jeigu kažką sukaupsite, kaip energiją ar žinias. Taip, ta energija, žinoma, darys įtaką tam, kaip jūs gyvensite. Tačiau absoliučia prasme, tai jau aukščiausia joga. Prasmė tame, kad žmogus, kaip persona save suvokia, tik būdamas vaikų darželio išsivystymo lygyje. Personalizacija, individualizacija, kai aš, asmenybė, mano, man, tai primityvus išsivystymo lygis, nes absoliučia prasme žmogus, jis dvasinė ir kosminė substancija, kalbant taip patetiškai. Tačiau esmė tame, kad tam tikrame etape, jeigu žmogus vysto savo dvasingumą, jis supranta, kad jis ir kiti žmonės tai vienas bendras. Ir atitinkamai atiduodamas geriausia kitiems, tokiu būdu iš tiesų
Na, tiesiog nenoriu sakyti primityvių žodžių. Tai, ką atidavai kitam, atidavai pačiam savo. Tačiau duoti tokį paprastą suprantamą paaiškinimą kol kas nesigauna. Turbūt galima pasakyti taip, kad ta gyvybinė energija, kurią gali atiduoti šiame pasaulyje, pagal išsaugojimo dėsnį, kuo daugiau to atiduodi, tuo daugiau tau grįžta. Todėl žinios, energijos, visa, kas geriausia pas jūs, kaupiasi, pasistengkite dalintis. To neįmanoma prarasti. Žmonės savanaudiški, žmonės egoistiški. Jie, žinoma, jei pamatys mano paskaitą, tai, ką su jumis aptarinėjame, jie pasakys, tai idealizmas. Faktas, iš jų požiūrio taško, iš jų realybės, kur stiprus ryja silpna. Tai norma. Tai yra kažką pažeminti arba iš kažko atimti tai, ką norisi pasisavinti. Tai gyvenimo norma. Jiems aš idealistas, kuris kalba apie kažkokius amorfinius ar idealistinius dalykus. Tiesiog tie žmonės, kurie gyvena kaip plėšrūnai, o tai plėšrūnų sąmonė, kai stiprus atiminėja pasilpną. Jie iš viso nesuvokia karmos ir reinkarnacijos dėsnių. Jie galvoja, kad gyvena vieną gyvenimą ir po jų nors tvanas. Tačiau ši paskaita tai visiškai skirtingos paradigmos. Tegul jie kaupia savo patirtį šiame gyvenime. Yra toks posakis. Ne arklio pašaras. Žinote, jį interpretuoja žinoma skirtingai. Tačiau tą gyvybinę energiją, kurią jogas gaus, jį darys iš jogo demonišką asmenybę, jeigu jis bus be etinių moralinių pagrindų. Na, grubiai tariant, energija, kurią jis galės su jogos pagalba išreikšti, nebus jam į naudą, o į žalą. Jeigu paskaityti senovės raštus, kurie išsisaugojo iki mūsų laikų, kur kažkas kalbama apie jogą, apie asmeninį tobulėjimą, ten yra pavyzdžiai, kai žmonės tapdavo demonais dėka jogos. Vėlgi, Ravana ir ne tik Ravana. Pas Ravaną buvo kitokia Jama Nijama, visiškai. Jis maksimaliai mėgavosi, jis, daleiskime, negalėjo praleisti nei vieno sijono. Jis buvo, kaip tai pasakyti, priklausomas nuo moterų. Daug visokių dalykų, kurie tikriausiai ne patys geriausi. Ir ne tik Ravana. Patikėkite. Tas pats Mahabharatoje, ten tiksliau, žodžiu, yra atvejai, kai joga gali turėti šalutinius efektus neišsivysčiusiai sąmoniai. Todėl rekomenduojama iš pradžių tapti etiškai moraliu, arba paprastai kalbant, gyvenk sąžiningai harmonijoje su gamta. Pilnai įmanoma, jums pavyks jogą užsiiminėti be šalutinių efektų. Ambicingi žmonės, jie jogoje įprastai nieko nepasiekia. Tiksliau, jie pasiekia lygiai iki tam tikros ribos, kad galima būtų kažką iškeisti, išmainyti savo gyvybinę energiją į kažkokius trumpalaikius dalykus. Iš mano požiūrio taško tai ne pats protingiausias dalykas.